Penktadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 32 klausimai. Daugiausia dėl savivaldybės vadovų atstovavimo įvairiose tarybose ir komisijose. Savivaldybės taryba pritarė 2012 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patikslinimui. Patikslino šių metų Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės. Pritarta ir infrastruktūros plėtros, savanoriškos paramos Druskininkų miesto infrastruktūrai plėtoti sutarčiai, kurią pasirašius bus įrengta ir neatlygintinai perduota savivaldybės administracijai Leipalingio gatvės dalis, jungianti Aušros gatvę su Veisiejų gatve ir privažiavimas iš Veisiejų gatvės į sklypą Aušros gatvė 1 su automobilių stovėjimo aikštele. Tądien posėdžiavę tarybos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarčiai pasirašomai tarp Druskininkų savivaldybės bei viešosios įstaigos ANI ir bendradarbiauti organizuojant projektą Chorų karai. Pirmiausia, tai noriu padėkoti aktyviems ir nenustyktantiems druskininkiečiams, ypač mūsų jaunimui, jeigu kalbant apie šį chorą, ir tiem druskininkiečiam, kurie gyvena šiuo metu Druskininkuose ir tiem, kurie išvykę, kurie žada prisijungti prie šio choro. Tai labai graži iniciatyva. O kalbant apie tai, kad Druskininkai tai yra neeilinis miestas, tai yra kurortas ir žinomumams mums niekada nepamaišys. Mes visada turime būti žinomi, garsūs, aktyvūs. Taigi šio choro dėka aš manau, kad mes pasieksime dar geresnių rezultatų, kalbant apie druskininkų žinomumą, populiarumą, tiesiog susidomėjimą druskininkais. Kokia suma bus paremtas choras? Kol kas suma galutinė neaiški, kadangi neaišku, kiek mūsų choras prasilaikys. Aišku, mes tikimės ir galvojame, kad jis bus nugalėtojas, bet visko būna, balsuoja visa Lietuva, sakykime, ir mes nesame toks didelis miestas, kuris turi 100 000 gyventojų, bet tikimės, kad už mūsų chorą balsuos ir kitų miestų žmonės ir suma priklausys nuo to, kaip ilgai jie išbus šiame projekte. Ar jūs būsite aktyvus tas palaikytojas, ar dalyvausite bent jau pirmajame filmavime ir pirmajame Druskininkų choro prisistatyme? Dėl dalyvavimo tiesiogiai televizijoje tai matysiu, kaip bus galimybės, bet dėl balsavimo net nebejokit. Kitą savaitę, gruodžio 28 dieną, šaukiamas paskutinis šiemet Druskininkų savivaldybės tarybos posėdis.